Labdien, Alvyds Masals. Vau, atsigavau. Ku tik dariau video ir bandžiau rokautis lietuvišką, tai jūs patikėkit, po prakait, nemoku lietuvišką rokautis, nes noriu, kad intelekt išverstom į kitų, valstybių kalbas ir patikėkit, tragedija. Esu grindžiamais, da kažkoks žmogelis sakė, kad aš tipo pamigdžiuoju kažkur ten, tipo samošk, niekada gyvenim, nik nepamigdžiuoju, nepamigdžiuoju, galbūt kažkas pamigdžiuoju. Žemaitiška rokautis manis super, viskas gera. Bet ne apie tai, žiūrėk, noriu pademonstruoti dar biškėlį. Tepam viliuklį, super smoks. Ir dabar jau, sukūrėm tokį mentelį, lopetelį, nežinau ką panu pavadinti, kad matot, super, ir užrašyta net Masals, kad labai būt patogiai, vienu žodžiu, patepti. Bet kas į patogiai dar nereiškia, kad jūs ir patepsit. Tiesiog, matot, mėdis dabar vėl ir bišką atsileidus, laukia temperatūrą kret, matot, nekimba. Kada nekimba, kaptų klausim galite spręsti, nes ten buvo komentarų, kad, tipo, negaliam patepti, visi bloga. Galvojat, reik su galva, žiūrėkit, aš šitą esi pjovis, matot, tu skylį šitą pritepu. Bet aš jau čia dariau video, tiesiog šitą įkapuokit, biškį ir, turėkit. Ir iš karto tos veitos, kur įkapuoji, iš karto, gali puikiausia užtepti ir jau tos veitos kimb. Tiesiog reik pašiaušti medžių pavirš, ir puikiausia šitą jau pritų veitų, matot, jau prikim. O šitą čia šitą tepimą, matot, nekimb. Smegenų reibiško, o šitą paėmė, ir šitą įkapuoja, kapavys. Ir žiūrėkit, to veito puikiausia viskas čia prikeps. Žiūrėkit, matot, įprikėp, o prieš tai negalėjau pritepti. Viskas paprasta. Dariau video, žiūrėkit, gal turit, reik galvot. Alvyds Masals, geros dienėlis visiems, iki.